Aušta gražus rytas. Nebenoriu skaičiuoti kokios dienos, tai ketvirtadienis. Nu, tikrai aušta, tikrai ta žodžio prasme, dar tik 6:30 mes randamės super vietoje. Tai jau parodysiu. Štai kas mūsų supa aplink. Koks grožis. Neturiu čia pasakyti per daug. Čia mes Zakopaniai stovim kempinge, kalnai aplinkui. Slidininkai, tai yra neslidininkai, šitie nuo kalnų, kur šokinėja nuo tramplino. Rytas puikus, vakar tai vėjas koks buvo. Mūsų kregždutė lingavo, sakom, galą, kad tik neferstų. Visą dieną temperatūra važiuoja 30 laipsnių, vakarė čia atvažiavom, sakom, bus gerai. Po truputį prasidėjo vėjas, taip kad, wow. Yra kubilas, ir galima kažką čia kepti. Dar visi miega aplinkui, va, kiek čia kemperistų. Čia kažkoks šaltinis, ar kas čia yra? Ne šaltinis, peliukas, siurblys, va. Vandens galima į kubilą prisileisti. Nugrožęs pasaka. Eisim šiandien po Zakopanę pasivaikščioti. Nežinom, nei kur eiti, nei ką. Eisim ant durniaus. Neįsityrinėjom, ką aplankyti. Ten va. Tualetai. Kempingas ne super ypatingas, bet va, švaru. Tualetai švarus. Pirmą kartą susiturėm su dušu mokamu. Tai tokios prausyklos. Net 5 žvaigždučių. Bet nusiprausti gerai. Mūsų kregždutę stovim. Stoilį. Visą sulindę. Vieta tokia akmenuota, nėra lygi, nėra didelio pasirinkimo. Vaizdelis. Eisim pusryčiauti. Arba dar pagulėsim lovytį. Bet rytas fainas. Dar 7 nėra, tai pagal Lenkus 6. Jau 22 laipsniai šilumos. Po nakties tai net neįsivaizduojam, koks buvo, kokia naktis buvo, koks dabar rytas fainas. Pradedam ekskursiją. Mes jau valandą kažkur džigiavom. Ir mūsų pradžia kažkokia užkilom į kalną Gubalovką. Einam, kaip sakant, ašarum, vaizdai atsiveria čia. Ėjom ir pataikėm į keltuvą, ir tas keltuvas mūsų užkėlė tokį grožį. Aplinkui kavinės, restoranai, ką nori tą veik. Liaudės ketvirtadienis šiandien, bet liaudės, tai įsivaizduoju, kas čia daro savaitgaliais, apačioj matosi Zakopanė. O kur mes randamės? Kur mūsų kempingas? Kur ratas va ten. Mes čia tik datraukti. Ratas ir šalia rato mūsų kempingas. Tai mes čia atkulniavom pėstute. Vaizdai, aišku, gražus. Kilnoja vaikus, gali ją pačią čiuožinėti. Čia vaikam užsiėmimai yra. Čia tokiam bragutėm, kaip kur čia Latvijoje mes matėm. Gali važinėtis. Gubalovka. Į šitą žymų ežerą nevarysim. Šį kartą einam gitarą, ten tokią gitarą, ar čia ne gitarą, čia tas iš gėlių padaryti bosas, kontrabosas. Toksai iš kvietkų padaryta. Karšta čia ant kalno. Čia Zakopanė reikia atvažiuoti 3-4 dienas pabūti. Vakar vakare atvažiavom, vien per Krokuvą. 1,5 valandos važiavom, kamščiai ant kamščių, kamščius ant kamščių. Gerai, kad conditions ir buvo, būtum ten uždusę. Gražu buvo Rumunijos kalnuose, bet čia irgi gražu. Jo, miestelis atrodo nedidelis, bet čia liaudės kaip privažiuoja, tai jeigu paprastą dieną ateik, šiandien labai daug pionierių. Matyt, atostogos prasidėjo ar kas, ir ekskursijos tiesiog pilna jų. Nekelsime, suleisimės. Į viršų daugiau žmonių negu į pakalnį. Pakalnį visi ant vakarą varys. O čia suslidė matyti kelyje su tais. Suleidom pakalnę, į apačią turiu omeny. Ir va, kiek čia liaudės. Čia centrinė gatvė. Ta centrinė gatvė mes dabar, čia kaip Palangoj, Basanavičiaus.
Kiek liaudės, pažiūrėk. Visi atsibudo, mes kai ryte ėjom dar tik nebuvo. O, čia Gubalovka. Gerai, eisim. Centrinę gatvę pasivaikščioti. Toks upeliukas teka per Zakopanę. Ir kalniukai. O, mes atėjom iš čia iš Gubalovkos šitą keltuvą. Užeisim į šitą bažnyčią. Va, kokie gražus pastatai. Centrinė gatvė. Matyt, eismui. O čia pėsčiųjų centrinė gatvė. Jūtinė bažnyčia. Einam pažiūrėsim, kas ten. Einam aplinkui apeisim. Čia viešbutis, o čia parapijos namai. Čia jų parapijos namai, čia gyvena tėvai. O, Kas valdo? kas valdo. Neblogai, batareikų prisistatė. Tikrai neblogai. Sakai, čia tiksliai para? Jo. Kokie gražus nameliai. Mes einam link savo kempingą. Kodėl negražus? Patys eikt. Tai kad tu nori, kad čia daugiau aukščių namų pristatytų. Tvariam į pakalnę, dabar lipam į kalną.